Labai atsiprašau, sakė šitas negražus kalbis. Prašau dėmesį. Klausimas yra iš... Jeigu mes jį pastebim prie... Atsiprašau, beje, pabaigsiu kitą klausimą. Tai ISR yra viena iš funkcijų. Mūsų kita funkcija yra pakabinti ant jo payloadą, kuris galėtų saugiai prisikabinti prie kito baliono ir jį nuleisti. Tada atsakant jūsų klausimą, jisai kyla į tokį patį aukštį, kaip skrenda mūsų priešiški balionai ir skrenda toje pačioje orbitoje, kaip ir priešiški balionai. It's going down. Position flight mode. Pats dronas be jokio nieko viduj procesina vaizdą ir nusileidžia į dėžę, dėžė užsidaro, sistema išsijungia, pasilieka krautis iki sekančios misijos. Tai yra būtent meteorologinių balionų perėmėjas, aukštuminis dronas. Kadangi mes dirbame be radaro, tai rodysime tik tai paskutinę fazę ir techninės galimybės. Puikiai matot, labai gerai, kad turime ryšį, kol kas greitis yra labai nedidelis. Šitas dronas išvysto iki beveik 300 km/h greitį. Be raketos tipo korpuso kol kas dirbame ties raketos arba kulkos tipo korpuso. Kurį jūs? Matysim, kaip pilotas nuspręs, žaidžia šachmatus, duoda šiek tiek pasidžiaugti vaizdu. Vakar buvome pakilę virš 4 km, esame skraidę minus 50 laipsnių temperatūroje, kai apačioje yra minus 15, o viršų yra minus 50. Tam reikalinga būtent kameros apsauga. Yeah. There's nothing much more to do than just follow it based on the radar information.